Mažas, jaukus ir laimingas. Taip, dabar įsitikinau, kad tai yra mano miestas. Nes anksčiau niekaip negalėjau aš prie jo prisitaikyti. Paskutiniai 1,5 metų, gal 2 metai, kaip aš tiesiog apsisprendžiu ir man jau gerai savo Lietuvoje, savo šaly. Tai aš apsisprendžiu, kad Vilnius tai yra mano. Aš nenoriu iš čia išvažiuoti daugiau. Norėčiau, kad jie baigtų mokslus, kad turėtų darbą, iš ko gyventi, kad išlaikytų kaip vyras savo šeimą, kad galvotų apie savo ateitį tikrai. Jisai nebijotų būti geru vaiku. Gal teisingai pasakiau. Kad parodyti kitiems, kaip pavyzdį, kad mes irgi galim dirbti, mes irgi mokam, mes irgi galim kažką tai kurti. Tai toks žingsnis gal eitų toks daugiau į priekį, kad mes irgi galim. Kad nebūtų, kad jie Roma, jie nieko nemoka, jiems nieko nereikia ir jie nieko negali. Žmonės, kad jie priimtų ne tik Romus, bet ir kitos tautos žmonės, musulmonus, jie labai irgi nemėgsta musulmonus, kad juos priimtų, kad mūsų vaikai eitų toliau, kad baigtų mokyklas, netekėtų taip anksti ir kad tikrai žinotų, kad yra kitas visai gyvenimas. Nors Anglijoje, pavyzdžiui, gyvena mūsų Romai, bet jie ten jaučiasi irgi vis tiek svetimi žmonės. Vis tiek jie ten uždirba ir atvažiuoja į Lietuvą pirkti kažkokį ten savo kaime kažkokį namuką, vis tiek jie nori grįžti į Lietuvą. Dėl ko? Tai čia tėvynė mūsų. Aš kaip užaugsiu, noriu gyventi, nežinau kur. Bet kai užaugsiu, nežinau, norėčiau ne visam laik, bet kokie metam, 2 išvažiuosiu kitą šalį pagyventi, pažiūrėti, kaip ten gyvena žmonės, kaip priima žmonės. Man tiesą sakant, ne tiek svarbu, tai buvo. Galiu man, ir jeigu ir sakyt, kad aš čigonas. Aš džiaugiuosi, kad aš esu čigonas. Man netgi labiau nepatinka, kaip mane ten painioja su kažkom. Aš esu Romas ir viskas. Čia sunkus klausimas. Mes iš tiesų nieks nepasirinko, kom gimt, bet aš savo kultūrą, savo viskom, savo, kaip čia net pasakyti, nežinau tiksliai, savo tradicijom, viskom džiaugiuosi. Vilnių čia mūsų šalis, Taborė čia mūsų miestas.